Vertikalus daržas išties yra puikus sprendimas turintiems mažą erdvę. Ir dar vertikalūs daržai vadinami urbanistinė arba miesto daržininkystė. Tai nėra tik tai mažų daržų projektas vertikalus daržas ar vertikalus gėlynas. Jeigu jūs turite aplinkoje vietą, kurią norite paslėpti nuo pašalinių akių, padaryti gražią ir patrauklę, tai vertikalus gėlynas gali būti puikus sprendimas paslėpti tą erdvę. O ką galima auginti vertikaliai ir kaip auginti? Tai pirma, ką reikia žinoti, kad vertikalu, tai reiškia, turi būti atramos, reikia įrengti atramas, kad augalai augtų, puikiai jaustųsi, derėtų, būtų dekoratyvus. Na, virvės be abejo, kurias aš laikau savo rankose, irgi pravers. O dabar ką auginti tame vertikaliame darže, pasirinkimas išties yra labai platus. Tokia nuomonė vis galvojama, kad vertikaliame darže galima auginti tik tai gėlės. Aš parodysiu ir gėlės, ir daržovės, kurias galima auginti vertikalioje daržininkystėje. Puikiai tinka agurkai, bet ne visos veislės. Aš laikau lygiavaisius agurkus, tai yra sneg hybridas ir poni, kurie puikiai tiks vertikaliam daržui, duos ankstyvą derlių, jūs turėsite skanius, traškius agurkėlius, augindami juos vertikaliai. Kaipgi be pomidorų? Vėlgi, rekomenduočiau rinktis pagrindę smulkiavaisės veislės, kurios atrodo labai dekoratyviai auginant vertikaliai. Štai veislė, kurios vaisiai yra medaus skonio ir medaus spalvos. Nuo Auradana veislė išties savo kriaušės formos raudonais pomidoriukais nudžiugins ne tik akį, bet ir bus ir gomurį. Na ir vėlgi ne tik smulkiavaisės galima auginti veislę Uragan, tai yra hibridinė veislė, kuri yra ypač atspari, ypač ilgai dera, pomidorai yra labai gražios formos ir labai skanus. Tie, kas augina Uraganą, tikrai gali patvirtinti, kad tai viena iš veislių, kuri duoda stabilų derlių. Kaip be pupelių, kurios užaugins, kurios labai greitai auga, duoda gausią lapiją, patys augalai iki derėjimo žydi nuostabiai gražiai žiedais, baltos, raudonos spalvos. Na ir tos dekoratyvios ankštys, aš siūlyčiau rinktis ne vieną pupelių veislę vijoklinę, tai Matilda žaliomis ankštimis, Blauhilda violetinėmis ankštimis ir Hestija yra kiek žemesnė, jai nereikės vytis, bet jinai puikiai derės prie šių dviejų veislių mano išvardintų. Na ir raudonžiedės pupelės, kurios irgi užaugina labai gražius žiedus ir labai gražias ankštis ir labai skanias pupeles. Na, o gėlių pasaulyje išties yra ne viena gėlių rūšis, kuri tinka vertikaliam apželdinimui, tai numeris 1 pagal populiarumą turėtų būti kvapnieji pelėžirniai, kurie ne tik nuostabiai žiedais praturtins jūsų vertikalę sieną, bet ir pripildys kvapu. Galite rinktis banguotai žiedais mišinį, galite rinktis dvispalvę nuostabiai gražią veislę Promise. O tie, kas mėgsta išskirtinumą ir nori tokių originalių, tai kobėjos yra tos gėlės, kurios savo dideliais varpelio formos žiedais nustebins ne vieną. Tiesa, kobėjos dygsta sunkiai, turėkite kantrybės užsiauginti daigus ir tik vėliau jas perkelti į nuolatinę auginimo vietą. Nepraleiskite ir kitų mūsų patarimų. Spauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą.